Leiskit jūs visus pasveikinti ir iš karto norėčiau atsiliepti į profesoriaus Vykinto Vaikevičiaus kvietimą šildyti. Tai aš iš tiesų parengiau tokį pasakojimą, apžvalgą, ne apie tyrimus, ne apie kažkokius, ypatingai įsigilinimus, bet apie, matyt, tai, ką jaučiu, kai kalbam apie nematerialų kultūros paveldą, apie jo raiškas ir apie jo raiškas būtent Aukštaitijoje. Nes atstovauju Lietuvos nacionalinį kultūros centrą, kuriam deleguota rūpintis nematerialių kultūros paveldu ir tuo, kaip jis yra saugomas Lietuvoje, kaip jo rūpinamasi ir, vykdydami šią misiją, nes iš tiesų tai pareigoja daryti Lietuvos ir daugelio šalių, tai yra iš viso 181 šalies valstybės ratifikuota UNESCO nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimo konvencija, kuri šiemet 20-metį savo mini. Tai vadovaudamiesi tą konvenciją, mes ir nematerialų kultūros paveldą analizuojame kaip įvairias žinias, veiklas, gebėjimus, įgūdžius, apie tradicijas, papročius, pasaulėžiūrą, amatus, liaudies meno žanrus, apskritai visa, kas sudaro mūsų etninės kultūros didžiulį gražų lauką ir būtent kokių žinių, gebėjimų, įgūdžių reikalauja, kokias veiklas praktikuoja saugotojų bendruomenė žmonės, kurie iš tiesų yra iš kartos į kartą paveldėję, įgyję, pamilę, įsigyvenę į tam tikras savo tradicijas, savo reiškinius. Tai yra praktikuotojų bendruomenės, kurioms tos veiklos yra kaip svarbi kultūrinio paveldo ir tapatumo dalis. Ir kurios kartu ne tik saugo kaip muziejinės vertybės tas tradicijas, bet jas puoselėja ir šiomis dienomis, kurios, matydamos kaip kinta įvairios tradicijos ir prieigos prie jų, jos taip pat reaguoja ir į aplinką, jos mąsto apie tvarų nematerialų kultūros paveldą. Jos taip pat skatina savo veiklomis pagarbą apskritai kultūrų įvairovė, žmogaus kūrybingumai. Ir žinoma, jos rūpinasi tradicijų, reiškinių tęstinumu. Jos turi tą poreikį, jaučia tą poreikį. Tai apie tai nematerialus kultūros paveldas ir iš tiesų ta konvencija, jos tikslas ir jos įvairių įgyvendinimo, tokių gairių ir direktyvų tikslas yra didinti matomumą visų tokių vertingų, unikalių, įdomių tradicijų, bet svarbiausia bendruomenėms svarbių tradicijų ir pasaulio kultūros įvairovę apsaugoti, perduoti, skleisti. Tuo tikslu yra ir kuriami ir tarptautiniai instrumentai, tai UNESCO nematerialaus kultūros paveldo sąrašai, jie yra 3. Tuo tikslu konvenciją ratifikavusios šalys sudaro ir savo sąvadus, nacionalinius sąvadus, kartais yra šalies viduje ir lokaliniai sąvadai kuriami. Tai mūsų sąvade, kurį tvarko Lietuvos nacionalinis kultūros centras, jau nuo 2017 metų yra įtrauktos 55 vertybės. Svetainėje sąvadas lnkc.lt, tos vertybės yra pristatomos, visą tai pamažu įsibėgėja, kasmet vis sulaukiame nemažai pasiūlymų, nemažai ir paraiškų, metų pabaiga būna labai intensyvi, tikimės vėl gerų, palankių sprendimų, komisijos sprendimų dėl šių metų pasiūlymų. Ir iš tiesų turime gražų tokį paveikslą atspindinti įvairias mūsų nematerialaus kultūros paveldo sritis. Tiesa, vienos tradicijos yra ryškesnės, labiau saugotojų bendruomenių puoselėjamos, labiau galbūt pačių jų vertinamos ir tiesiog jų norų parodomos.
ir besidomintiems. Tai matot čia ir skaičius, kiek kurios srities tradicijų ir reiškinių yra įtraukta. Na ir turime taip pat naują kategoriją gerosios nematerialaus kultūros paveldo plėtojimo praktikos. Svarbi kategorija, kuri atveria kelią į sąvadą daugeliui įvairių veiklų, projektų, kurie gali tapti tokiais vertingais modeliais, siekiant plėtoti, atgaivinti ir sustiprinti tam tikrų tradicijų reikšmę mūsų gyvenime. Na ir jeigu pažvelgti į vertybių tokį geografinį pasiskirstimą, tai labai man gera jums pasakyti šitos skaičius. Lyderiauja aukštaičiai. Aukštaitija aktyviausios bendruomenės, aktyviausios kultūros institucijos ir nežinau, tenka pripažinti, kad labai protingi žmonės, kurie teikia paraiškas, aktyvus, drąsūs, nes tikrai ir kreipiasi, ir konsultuojasi, ir visada tikrai yra toks geras ir noras didelis, ir toks geras stimulas ir pagelbėti, ir bendradarbiauti, ir visada žinai, kad tikrai bus puikus ryšys ir geras atsakas. Tai iš tiesų gera. Na ir net 4 iš paraiškų buvo inicijuotos ir teiktos būtent Aukštaitijoje, būtent bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų iniciatyva, ką iš tiesų labai vertina UNESCO organizacija ir ką labai skatina. Na ir bandžiau pažvelgti iš tiesų, kokie tie tapatumo ženklai matyti Aukštaitijos regiono teikėjų paraiškose, tai yra vertybėse, reiškiniuose, kurie įtraukti į sąvadą. Tai, pirmiausia, kas įspūdį daro, aišku, tai yra ypatingos šventės tokiose ypatingose gamtinėse vietose, gamtinė aplinka tarsi iš tiesų labai įkvepia pačius saugotojus, pačius žmonės, tradicijas tęsti, jas puoselėti, jau ką bekalbėti apie iš tiesų tokioje gražioje erdvėje vykstančią Rasos šventę, tai yra Rasos šventė Kernavėje, tai iš tiesų visai valstybė ir tautai reikšminga istorinė praeitimi, legendų gausa, nuostabia gamta ir ypač išraiškingais bei didingais piliakalniais erdvė. Ir šios šventės apeigose iki šiol yra iš tiesų labai daug dėmesio skiriama saulei, ugniai, vandeniui, augmenijai. Čia iš tiesų pajaučia žmonės, susirinkę daugybė žmonių, susirinkę pajaučia gamtos galią. Drauge dalyvaudami, dainuodami, giedami, jie atlikdami ir apeiginius veiksmus ir gražiai įprasmina šią šventę. Ir iš tiesų šioje aplinkoje ji taip pat įgyja savo tokią labai svarbią reikšmę, beje prisimenant žinoma jos tokį poveikį tuomet, kai ji formavosi, kai ji buvo tiesiog tarsi atkuriama, bet kartu ir formuojama kaip atskiras toks gražus etnokultūrinis reiškinys. Skudutiškio šventvietės lankymas iš tiesų irgi tokioje puikioje erdvėje, kur gerbimas, lankymas atspindi senojo prigimtinio ir krikščioniškojo tikėjimo apraiškų sampyną. Ir tradicija gyva iki šių dienų. Čia iš tiesų daug žmonių atkeliauja iš aplinkinių kaimų ir netgi tolimiausių Lietuvos kampelių, būtent į Skudutiškį, prie Šventų akmenų ir Šaltinio. Ir iš tiesų daugelis jų yra girdėję ne tik iš kažkur spaudos ar internete paskaitę, bet būtent iš savo artimųjų, iš savo giminaičių. Ir taip tradicija ir tas pasakojimas iš lūpų į lūpas perduodamas apie šitą erdvę, apie šitą vietą, jisai iš tiesų dar ir pagausina kas metai vis tą tradicijos praktikuotojų bendruomenę. Aukštaičiams svarbus ir vandenys. Ir čia norisi iš tiesų išskirti tuos šaltus, vadinamosius tintinius seliavinius ežerus, nes būtent čia tvari, tausojanti ribotų žuvų išteklių žvejyba, tradiciniais įrankiais, beje ribotų laikotarpių, bet taip ir būtent tos gamtinės sąlygos nustato, yra tam tikruose ežeruose, yra praktikuojamas senovinis tintelių ir ar seliavų gaudymas
žiemą sukant bobas. Tai turime čia dvi tokias tradicijas. Ir iš tiesų čia dėl palankių gamtinių sąlygų tokia žvejyba visada klestėjo. Tačiau tik 20 amžiaus pirmoje pusėje pirkliams pradėjus organizuoti ją kaip verslą buvo ištobulinta kaip poledinė žūklė tinklais. Ir ypatinga šitai žvejybos tradicijai ypatinga yra tai, jog jos įgūdžiuose nenutrūkstamai taikomi vaikystės, paauglystės metais įgytos žinios, praktiniai įgūdžiai, perimti iš kaimynų, žvejų, taip pat girdėti pasakojimai apie tokį senovinį stindelių ir seliavų gaudymą. Molėtų ir Ignalinos kraštų muziejų lankytojams muziejininkai įdomiai pristato tik šiems kraštams būdingą žvejybos būdą. O tiesa, nykstančia tradicija nėra iš tiesų nuolat praktikuojama dėl jau paminėtų gamtinių sąlygų, beje, ir dėl to, kad praktikuoti ją gali ir ją užsiimti tik turintys leidimą asmenys, bet taip pat jie gali ir patys praktikuoti ir supažindinti su unikaliu senoviniu žvejybos būdu. Tai yra organizuoti renginius, per mokomąsias veiklas tai demonstruoti. Ir visą tai daro, tą nykstančią tradiciją palaiko vietos žvejai, Mindūnų, Palūšės kaimų bendruomenės, taip pat ir muziejai minėti, bei Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regiono parko direkcija, bei žinoma savivaldos institucijos. Ir siekiama, kad tokia specializuota žvejyba įgalintų ir gintų žvejybai Lietuvos vandenyse skirtas įstatymas. Siekiama yra to įstatymo papildymų, pataisų. Tikimasi, kad iš tiesų tas įtraukimas šių žvejybos būdų, galbūt ateityje ir dar kitų tradicinių žvejybos būdų, iš tiesų bus pripažįstamas. To siekiama yra ir tas kelias, žodžiu, atsivers tie keliai, praktikuoti žvejybą iš tiesų nebus užkertami, nes iš tiesų su verslinės žvejybos praktikavimu problemų tikrai iškils, nes įstatymai siekia tą verslinę žvejybą drausti arba labai smarkiai riboti. Kitos tradicijos susiję, žinoma, daugelis jų susiję ir su gamtinė aplinka, bet, sakykime, galbūt ir socialinės aplinkos tam tikros perspektyvos ir tam tikri aspektai čia įsijungia ir labiau galbūt yra tokie dominuojantis bendruomenių veiklose ir tam tikrų tradicijų atspindžiuose. Čia, sakyčiau, ir etinės sąrangos, tokie dalykai svarbus, ir materialiosios kultūros elementai čia yra neišvengiami visose tradicijose. Jeigu kalbėti apie konfesiją, tai verta iš tiesų prisiminti, jog labai graži ir bendruomenės tokia atsakingai ir šiltai, jaukiai praktikuojama žolinės atlaidų šventimo tradicija Krekenavoje, kas iš tiesų šioje tradicijoje dar jau, kaip sakyti, ir šiandien, ir šios dienos kontekste daro tokį įspūdį, tai būtent tas bendruomenės telkimasis, pinant žolynų vainikus, puošiant bažnyčią, šventorių, rūpinantis procesiją, taip pat priimant ir atvykusius piligrimus. Ir ypatingai visus tikinčiuosius vienyje istorinė ir meninė vertė turintis stebuklingasis Dievo motinos su vaikeliu paveikslas. Čia vėlgi tam paveikslui pagerbti krekenaviškiai yra šimtmečius kūrė ir taip pat iki šiol puoselėja savas tradicijas. Čia tas puošimas votais, meldimasis, ėjimas su tam tikromis intencijomis aplink tą paveikslą keliais ir taip toliau. Taip pat paminėtina yra ir Velykų būgno mušimo tradicija Aukštaitijoje. Ji fiksuojama yra su pertraukiais nuo XIX amžiaus Pašvitinėje, Vadokliuose, Raguvoje, Rokiškyje ir kitur. Bet taip nutiko, kad iš tiesų vadokliečiai pristatė šitą tradiciją, jog jie puoselėja ją nepertraukiamai. Iki šiol perduoda įgūdžius iš kartos į
kartą. Ir, Panevėžio rajono Vadoklių bendruomenė žmonės paklausti, vos ne kiekvienas atsakys, kad oi, būgnas tai turi ūžti, girdėtis ir greitimuose kaimuose. Ir ritmas turi būti greitas ir tikslus, nepertraukiamas. Vadinasi, įgūdžiai, gebėjimai taip pat reikalingi šitam būgno mušimui, kad bet kas atsistojęs gali ir neteisingai pakviesti žmonės į tas velykinės pamaldas. Taip pat Velykų antros dienos prausimas Užupės kaime, praėjusių metų įrašymas, tai vėlgi tokia unikali tradicija, nes tai yra bene vienintelė žinoma vietovė Lietuvoje, kurioje velykinio prausimo paprotys išsaugotas vietos žmonių pastangomis. Jisai vėlgi nepertraukiamai gyvuoja, perduodamas iš kartos į kartą. Čia reikia dėkoti tokiai vietiniai Berankių šeimai. Ir skamba taip įdomiai Berankis, o jisai eina ir prausia žmonės ir iš tiesų tą šilumą, tą sveikinimą, tą gerą žodį ir neša kartu su savo vaikais ir anūkais. Tai vėlgi tokia grinai vietinė tradicija, kur iš tiesų išsaugoja žmonės, kartu jie primena, jog tokia tradicija buvusi ir aplinkinėse vietovėse. Ir taip pat kviečia kitas bendruomenės irgi imtis tos iniciatyvos, prisiminti, rinkti pasakojimus ir atkurti tą tradiciją. Ir žinoma, Aukštaitijoje kultūrinėje aplinkoje gausu gražių tradicijų, gausu puoselėjimų tradicijų, kaipgi be sutartinių. Ypač archaiška, tokia unikali, įdomi tradicija puoselėjama. Biržų krašte, aišku, žinoma, visoje Aukštaitijoje ir tų centrų sutartinių puoselėjimų, tokių kol kas neformalių centrų, bet yra dėka tikrai gražių puoselėtojų bendruomenių. Vis tik tai Biržų kraštas pateikė savo tokią paraišką, būtent savo krašto sutartinių ir jų atlikimo tokiai specifikai išryškinti, ir tai tikrai paraiškoje gražiai atskleidžiama yra. Ką pakalbėti apie 5 stygų kankles ir tokias archaiškas unikalias meditatyvinės sutartines, kurias skambina taip pat ir jaunuoliai. Tai iš tiesų reikia tikrai daug entuziazmo, daug darbo, daug pastangų įdėti, kad perduoti tokią tradiciją ir jaunimui. Skudučiuoja net kelios kartos. Giedamos sutartinės taip pat yra įdomios, joms reikalingas ypatingas girdėjimas ir tas sumušimas balsais, tai tikrai verta nusilenkti Biržų kraštui, verta palaikyti, verta iš jų mokytis tokio tikrai darbo, sistemingo ir prasmingo darbo. Kitos tradicijos labai susijusios su muzikavimu. Tai iš tiesų ir tokiais ypatingais ir skirtiniais instrumentais, tai aukštaičiai tikrai muzikalūs, tikrai be galo linksmi ir smagūs žmonės. Peterburgo armonika. Per 20 metų muzikantų gretos išaugo nuo 2 muzikantų iki beveik 50. Groja kelios kartos. Aišku, yra skirtingo lygio, bet galima sakyti apie 20-30 tikrai yra tokių gerų profesionalių muzikantų. Organizuojami įvairūs renginiai skirti šiai tradicijai, organizuojami mokymai. Taip pat įvairių Taip pat mokymų yra ir simbolų muzikai skirtų. Ir čia labai gražus pavyzdys, kaip 2 savivaldybės teikia bendrą paraišką Ignalinos ir Švenčionių kraštuose. Tai reiškia, kad jos bendradarbiauja ir toliau vėlgi tą partnerystę savo vystys ir dalinsis savo patirtimi ir vėl kartu telks savo pajėgas toliau organizuodamos ir tęsdamos muzikavimo kursus, kuo iš tiesų labai džiaugiamės, nes būtent juose yra ir susipažįstama su specifika muzikavimo, su technika, įgyjami ir reikalingi įgūdžiai. Ir būgnėjimas kulele, tai vėlgi nėra taip paprasta būgneliu mušti teisingai, smagiai, įkvepiančiai, užburiančiai, tai vėlgi yra toks meistriškas tos kulelės valdymas būdingas šiai tradicijai ir tai taip pat yra to taip pat yra mokoma, netgi sukurta speciali metodika, būtent iš Aukštaitijos kilusių etnomuzikologų ir savo kraštą sugrįžusių etnomuzikologų, kurie gražiai dirba. Ir tie mokymai ir ta metodika visiems prieinama, tai dar viena tokia
žodžiu, vertybė, ką akcentuoja, ką palaiko irgi visa ta UNESCO koncepcija, kad tos tradicijos jos turi būti atviros, prieinamos visiems norintiems su jomis susipažinti, jose dalyvauti. Na, kaipgi nepaminėti ilgamečių tradicijų. Čia vėlgi grįžtu prie tos pačios Rasos šventės Kernavėje, bet ir Kupiškėnų vestuvės. Kupiškėnų vestuvės kalbama apie vaidinimą, kurio istorija siekia virš 80 metų. Dabar, kai mes jau turime tą naują kategoriją, rodosi labiau tiktų ir į gerosios praktikos kategoriją, bet įrašyta kaip tradicija, jį toliau puikiai gyvuoja, vaidinimai yra tęsiami, yra organizuojami, statomi ir jie primena, jie vėl sugrąžina tas įdomias vestuvių tradicijas, papročius, unikalius papročius ir iš tiesų turi žmonės galimybę netgi juos išbandyti ir tiesiog, tokią paslaugą, sakykime, užsisakyti, jog, turėti vestuves arba tam tikrus elementus tikrose gyvose vestuvėse. Ir iš tiesų ta tradicija kuo svarbi, kad būtent tų vaidinimų pagrindų senųjų vestuvių tradicijų išsaugojimas ir tapo įmanoma šiame krašte. Taip, dar keletas tradicijų, pintinių juostų tradicija, tai iš tiesų puikiai čia panevėžiečiai įsijungė ir šio krašto žmonės, ir šis muziejus, ir bendruomenė taip pat. Na, iš tiesų, tai spalvinga, graži aukštaitiško kostiumo dalis, ją mėgsta daugelis ryšėti, kiekvienam aukštaitiškam kostiume matau, bet matau, kad iš tiesų ateina ir iš šiuolaikinės aprangos irgi, tokį vaizdą ir tikrai papuošia ir tampa tokiu labai svarbiu tapatybės elementu. Kulinarinis paveldas, kaipgi be alaus, tai ir tas Južintų keptinis alus, unikali alaus gamybos tradicijų atmaina, netgi senesnė už darytinį alų, ilgiausiai buvo praktikuojama Rokiškio krašte, ypač Južintų apylinkėse, ir čia Južintų bendruomenė vėlgi imasi iniciatyvos, labai, žodžiu, tą tradiciją palaikyti ir ją vystyti, plėtoti, parodyti, pristatyti, visiems nuo to tik geriau bus. Ir žinoma, dar vienas pavyzdys - Biržų ir Kupiškio kraštas, ta senoji Biržų kunigaikštystės tarsi teritorija, vėlgi su savo naminiu alumi, su jo tradicija, kuri iki šiol yra gyva, tik paminėsiu. Biržų kraštas susiskaičiavo 20 savo aludarių, Kupiškio 14. Argi neįrodymas, kad tradicija gyvybinga ir yra plėtojama. Na, plačiau tikrai nebeturiu galimybės pristatyti. Man labai patiko nematerialaus kultūros paveldo aktualizavimo tyrimą atlikusių, tokių kolegų, žodžiu, tokia schema, toks ratas. Patys paskaitykit, bet, žodžiu, iš tiesų suprasdami paveldą jį brangindami norime jo rūpintis, kai rūpinamės, tai tuomet džiaugiamės patys ir norime, kad kiti žmonės džiaugtųsi, džiaugdamiesi, toliau dar gilinamės, trokštame jį suprasti ir vėl tada dar labiau mes į jį gilinamės, studijuojam, analizuojam, siekiame jo populiarinimo ir vėlgi tas ratas sukasi, užsisuka. Na ir tikimės, kad iš tiesų iš šitos tokios nuotraukos ir gerų emocijų galime suprasti, kad tikrai tas džiaugsmas, tas pasididžiavimas, jisai mums visiems tikrai labai svarbus, puoselėjant nematerialų kultūros paveldą. Aukštaičiai, lyderiai. Tikrai labai džiaugiamės, kad tiek daug gražių tradicijų puoselėje ir visada galime į jūsų regiono žmonės atsiremti. Tai ačiū, kad šiltat mus visus ir visą Lietuvą. Dėkui labai iš to.